Anekdotas. Penktadienio rytas, kranistas, aukštuminio krano, kur lipa ten 40 metrų virš 5 aukščio, 6 aukščio, 7 aukščio, nusiperka butelį degtinės litrą ir ateina į darbą. Užlipa į savo tą kraną, sėdi, liūdna jam tenais, nėra ką pakelt, niekas jokio darbo neduoda. Ir jisai sėdi, galvoja, ką čia man veikti, taip liūdna. Atsikimšo tą butelį, sako, padarysiu 100 gramų. Padarė 100 gramų, viskas, sėdi toliau, liūdna, niekas dar neduoda jokio darbo, jokio bloko nereikia pakelt. Ai, padarysiu dar 100 gramų. Išgeria dar 100 gramų, jau kūnas apšilo, viskas tvarkoj, viskas putiovai, viskas fainai. Ką toliau veikti? Darbo niekas neduoda. Paskutinį padarau 100 gramų ir užkemšu butelį. Padarė dar 100 gramų. Viskas jau pasaulis pasikeitė, saulutė švies pradėjo iš dangaus, viskas fainai, viskas gerai. Ką čia toliau dabar daryti? Ten užsakymas pakėlė vieną bloką, perkėlė, pastatė, viskas tvarkoj. Toliau sėdi valandą, 2, nieko nėra kas veikti. O tas butelis kvirba, dar ten yra daug dar yra tam butelį. Ir, dar 100 gramų padarysiu, gal bus linksmiau. Padarė dar 100 gramų. Ir čia visai jau linksma, viskas sėdi, daugiau nėra kas veikti. Žiūri, kad jau laikrodį jau viskas jau baigėsi darbo valandos, jau tenais po 4:15, viskas jau. Galvoja, jau darbas baigėsi, reikia dar padaryti. Padarė dar 100 gramų. Viskas. Einam namo, užkimšo butelį, įsidėjo setkutę, atsidaro tą savo duris iš budelės tos krano. Pasižiūri, koks aukštis, rankos dreba, galva svaigsta, nėra kaip išlipti. Galvoja, tikrai nerizikuosiu, reikia likti toj budeliai. Toj budeliai liko, dar po 100, pabaigė tą butelį, nusmigo, užmigo. Iš ryto prabunda, rankos kalatuojasi, bloga, burnoj perdžiūvė viskas, taip atsigert norisi dar kažko. Jėzus, kaip būtų galvoja gerai alaus, kokią stiklinę ar dar kažką tai išgert. Galvoja, reikia lipti į apačią, atsidaro tas duris iš budelės, pasižiūri, aukštis baisus, rankos kojos dreba, burna perdžiūvus, bando kabintis už tų turėklų, nieko neišeina, išgriūsiu, blemba, žiūri, eina apačioj sargas. Šeštadienis, gi niekas nedirba, sargas eina. Tas rėkia. Ir ką, rėkia jisai sargui. Iš karto gerklė priduso, blemba ten. Viskas išdžiūvė nuo vakar, kiek litras suvartotas, kiek galima. Kaip jį prisišaugina, cap, nėra ką paleis, tą butelį litrinį, į apačią paleido, ten nusileidžia tas butelis, šalia sargo, sargas tik hop, galva į viršų. Kas yra? Tas nueik, sako man, paimk alaus porą. Neišeina išrėkt, rodo, tu nueik, su pinigėliais paimk man porą alaus. Žiūri į sargą, sargas rodo. Galvoja kranistas, debilas, ką jis čia nesąmonės rodo. Rodau dar kartą tau. Tu nueik į parduotuvę už pinigėlius, paimk 2 alaus. Sargas rodo. Neišlaikė nervų kranistai, šiaip ne taip, kopečiom nulipo į apačią, viskas, pasistvėrė tą sargą, tu debilas, sako, aš vakar prisigėriau, man tai bloga, ką man daryti? Blemba, aš tavęs prašiau 2 alaus nueit paimt. O sargas sako, tai aš tavęs ir klausiu, ar tamsaus, ar šviesaus?